Kovo dieną 16 laipsnių. Ir turėjo nelyti. Bet tas lietus toksai su skirtingais debesim vaikšto. Tai užeina, tai praeina. Ir mes šiandien su Raimondu naktį ne šalta buvo mums, nes maždaug 16 laipsnių buvo visą laiką. Taigi gana gerai išnakvojom, bet lietus tai varė visą naktį. Visur vat šlapia. Ir mes turime lietvamzdžius. Ir tie lietvamzdžiai, jie veikia, kada lyja nesmarkiai. Bet kai lyja smarkiai, tas lietus nuo šiferio bėga ir jisai netiesiai lietvamzdį bėga, bet taip tokį padaro. Ir tada nepataiko. Dėl to mums reikia skardas dėti. Tai galbūt šiandieną tom ir užsimsim. Ir dar yra keletą projektų, tai pamatysite. Vakar mūsų lietvamzdis baigėsi šitoj stadijoje, kai buvo vienas vamzdis pritvirtintas iki čia. Ir kadangi aš turiu tik tai vieną porą laikiklių, tai yra čia ir čia, tai mes daugiau kaip ir negalime nieko tvirtinti, bet greičiausiai šiandieną bandysim susidėti tą reikalą. O kodėl turiu tik tiek laikiklių? Todėl, kad tas vamzdis kažkoksai, jisai kaip ir galvojau, kad šimtinis yra, o laikikliai parsiduoda 75 arba 110. Ir aš galvojau, kur šimtiniai laikikliai, nesuprantu. Tai nusipirkau vieną 110 komplektą ir vieną 75 ir galvoju, pamėginsiu, kas gaunas. Tai 75 gaunas ant šito. Viskas ir gerai. Šimtinių irgi turėtų būti, bet turbūt nebuvo parduotuviai tada, kai rinkausi. Tai sekančiam kartui nusipirksiu 75 ir šitiem vamzdžiam sueis ir galėsim užbaigti. Bet iki sekančio karto man reikia grąžinti vamzdžius, kuriuos nusipirkau per daug. Todėl šiandien reikia juos sunaudoti, pažiūrėti, kiek liko ir vežtis atgal į Klaipėdą. Taigi, turbūt vienas iš pirmų projektų bus tas lietvamzdis. O kalbant apie smarkų lietų, tai situacija tokia. Šita skarda būtina, nes kai eina smarkus lietus, jisai eina ne tiesiai į lietvamzdį, bet jisai tokį padaro posūkį. Ir kai padaro posūkį, jisai sukasi ir va ten į lietvamzdį nepataiko, bet va ten va. Ir tada jau bėga pro apačią lašą. Tai va šitas skardas reikėtų sudėti visur. Ir čia vienas iš tokių svarbių dalykų, nes kitaip kam tas lietvamzdis reikalingas. O skardų gamintojas Tomas kažkiek yra jų prigaminęs. Tai reikia bent jų sudėti, kiek prigaminta yra. Čia va yra 5 skardos. O šaukia Raimondas. Pusryčiai! Pusryčiai! Čia kas pirmas darbas jau? Nu taip. Nu, reikės tada eit. Viršininkas sako. Gerai. Pavėluos tas negaus. O, tada bėgu. Aha. Nejokinga, ne? Nejokinga. Gerai. Skardas mes turime čia 5, kurios užlankstyti visi kraštai. Ir čia kur neužlankstyti kraštai. Taigi mes jų nedaug ir turim. Tai bent jau tiek reikia susidėti. O vamzdžiai šitos reikia naudoti ir žiūrėti, kiek liks. Ir vežti kitus atgal. Kiek radome skardų jau padarėme. Dabar jau gali lyti, nebebaisu. Viskas keliaus į vidų. O dabar einame prie lietvamzdžių. Tas vamzdis vakar atsirado čia. Mums reikia, kad dabar jisai suktųsi tenai į kampą. Leistųsi į apačią. Ir tada nusikreiptų į šičią. Čia jau morkavi vamzdžiai turėtų būti. Čia pirma atkarpa. Tvirtinimą neturime, tai bent jau kažkaip prasivesim maždaug. Štai mes ir turime vieną jau lietvamzdį tenai. Šitas vamzdis turi tvirtinimus jau visam laikui. Bet visa kita, o čia toksai trumpalaikis tvirtinimas, čia nėra tvirtinimų visai. Tai jau dabar žinosiu, kiek reikia jų nusipirkti ir kokių. Pasirodo, kad šitam vamzdžiui reikia 75 hamuto. O vamzdžiui va tokiam reikia 110 hamuto pats tas. O šimtinių tai gal ir niekam ir nereikia. Tai aš taip suprantu. Dabar jau lietus gali drąsiai nieko netaškys ir bėgs viskas čia. Sekančiam savaitgalį bus jau projektas vamzdžius čia prasivesti. Tokių morkų nusipirksiu ir prasikasiu. Ir tenai yra taip pat ir antras
lietvamzdis nuo kito stogo šlaito. Ir jisai eina taip pat truputį su alkūnėm. Va čia į šoną ir paskui vien tik tai tiesiai. Ir nusileis taip pat į vamzdį, kuris iš tenai pareis. Čia susijungia ir keliauja tenai pievas. Nu gražu, Raimundai, ką? Taip. Fantastika, o darbininkai. Šiandien jau kiek nuveikia. Jau reikia skaičiuoti, kiek šiandieną nuveikiau. Pirmas dalykas buvo, užlipau ant stogo ir trūko ten vienos skardos kraigo. Ta prisukom. Paskui lietvamzdžiam skardų tiek, kiek turėjom, prisukom. Ir dabar lietvamzdžiam vamzdžius. Jau trečias dalykėlis. Nu, toksai, visi pusėtini. Ne, bendrai lietvamzdžiai, tai yra kraigo skarda jau paskutinė. Lietvamzdžių skardos tik tai pradžia. Čia lietvamzdžių vamzdžiai baigti skyrus po žeme. Vienu žodžiu, viskas juda po truputį. Ir kas toliau dabar? Kas toliau? Šiandien video turi daug visokiausių skirtingų mažų dalykėlių. Net nežinau, kaip reikėtų pavadinti visą video. Jeigu būna video vienos rūšies, tada žinai pavadinimą, bet jeigu yra daug mažų dalykėlių, kaip reikia vadinti, Kaip jūs galvojate? Tai Raimundas sakė, labai norėtų užsiimti kažką tai rimto. Tai va šitoj vietoj reikėtų mums įstrižainės, o taip, hopt. Tai čia bus jau rimtas darbas, Raimundai, ne? Nu tai taip. Pagaliau kažką rimto gali. Pagaliau. Čia tas, kur tau nuo to priklauso, ramiai miegosi. Aš pastebėjau, kad kuomet aš lipu laiptais čia ir einu šitoj vietoj, tai ta vibracija, jinai girdisi vienam gale. Čia. Bet būtent va šitoj vietoj. Kai eini kitur, balkonų kur nors ar viduj, nėra vibracijos, kuri nueitų ten tolyn. Bet va šitoj vietoj, ir aš galvoju, tai yra, gali būti, kad susiję su tavo praliotu. Jisai gal kažkiek spirokliuoja. Nes visur kitur nėra praliotų. Tokių ilgų, dvigubų. Tai va ta vibracija girdisi. Galbūt būtų tie balkiai kitaip gulėjo. Ne, manau, kad čia mažas skirtumas. Tai va aš galvoju, kad ta vibracija turėtų pasikeisti nuo šitos įstrižainės. Nes tų įstrižainių, kurios eina va taip, jų yra va tenai galiniai sienoj. Galiniai sienoj ten yra dvi ir ten yra dvi. Ir paskui yra viena dar čia malkiniai. Jinai labai svarbi. Ir nuo tos malkinės mes turime ne visą eilę, bet kiek čia 3 yra. 1, 2, 3 praliotai be įstrižainių. Čia viena įstrižainė, čia vėl nėra. Ir va čia turime daug įstrižainių. Tokių trumpikių. Tai manau šita labai svarbi per vidurį. Ir ją padarius, aš norėčiau atspėti, kad ta vibracija, jinai gal nenueis taip toli. Tai reikėtų dar vienas įstrižainis. Tarp to pralioto. Ne, vieną užtenka. Nes pagal apskaičiavimus viena įstrižainė ant 7,5 metro. Tai mes turime čia 5 metrai, dar 5 metrai ir 2,5. Tai reiškia kiek? 12,5. Per 12,5 turėsim įstrižainę vieną čia ir vieną čia. Tai manau, kad sočiai. 2 įstrižainės. Ir dar be to kas antrą praliotą. Turėtų būti gerai. Tai čia bus Raimundo darbas. O man sakė, reikia šviesos. Nes kadangi stogas užsidėjo, tai ir čia tamsoka yra. Ir antram aukšte bute tamsoka. O jeigu dar uždėsime tenai vos be plokštės, tai išvis tamsu. Tai išvis bus tamsu. Tai reikia man lempas dėti. Štai kas laukia mūsų šiandien. Štai dar vienas dalykas įvyko. Įstrižainė jau tupi vietoje. Nemaža. 3,5 metro. Bet turėtų pasijausti smarkiai. O, Raimundą kur radau, žiūrėk. Ką Raimundai ten veiki? Ir pats nežinau, ką čia darau. Sakau, pasislėpsiu nuo toliaus, bet... Lipai kažkur viršų, bet ribą radai. Nesigavo, pasislėp, atrado mane vėl. Ribą atrado. Kur tik besislėpčiau, vis mane atranda. Raimundas sako, kad čia bus sutemę greitai, reikia šviesą įsivesti. Tai galvojam lempikę vieną čia ir čia. Uždėsim
Ir dar gal kokią rozetę reikėtų. Taigi, galvoju, kur nors tenai per vidurį pakabinti tą rozetę ant prailgintuvo. Kam reikės, tas pasijungs. Tai va tokį dar projektuką šiandien turim. Lempikė 1, 2, 3. Tik klaidų nėra. O kodėl nėra? Nes vėlų yra. Ir man atrodo, šiandieną jau viskas. Pakuojamės ir baigiam video. Ate.